Aštuntoji tarptautinė Kauno bienalė vyksianti su šūkiu "Dar kartą šokam pirmyn" visus šokio bei teatro mylėtojus sukvietė į vizualaus meno ir šokio programą "Šokam judanti tekstilė". Projektas prasidėjo menininkams susitikus ir atradus bendrus kūrybos taškus vienas kito darbuose. Savo naujausiuose darbuose spektaklio scenografė Silja Puranen gvildena fizinio keistumo kitokumo temą cirko šou kontekste. Neramios sielos nepatenkina visuomenės normalumo lūkesčių. Kaip besistengtų, jie visuomeniškai nepriimtini. Tai tiesiog galite trumpai papasakoti, apie ką šokis ir ką jūs vaizdavote? Iš tiesų labai sunku trumpai pasakyti, apie ką jis yra. Jis yra apie žmonės, žmonių santykius, apie tai, koks mes kiekvienas esame, kaip mes atrodome kitiems, kaip mes elgiamės su savim, su kitais, kaip kiti su mumis elgiasi ir kaip mes į tai reaguojame. Konceptuali ašis medžiagos lankstymas, kūno kaip lengvai lankstomos medžiagos panaudojimas, tokiu būdu atskleidžiant galios ir nuolankumo temą. Šokyje lankstant vienas kitą šokėjai atsiduria tai galingųjų, tai nuolankiųjų vaidmenyse. Šiuos du pasaulius sujungia dramaturgas Adrian Minkovič, išausdamas bendrą choreografijos ir vaizdų medžiagą. Naujos istorijos gimsta tarp skirtingų medijų. Tiesioginio vizualikos poveikio, neatidėliojamų judesio sprendimų ir asociatyvinės žodžio galios. Aš iš tikrųjų manau, kad šiuolaikinis šokis tai yra pats geriausias būdas išreikšti jausmus. Nes šokyje, toje plastikoje labai gerai atsiskleidžia visą tai. Tarkim, šitam šokyje atsiskleidžia manipuliavimo idėja, kad vienas žmogus gali manipuliuoti kitą ir šokėjų tą plastiką visą tiesiog 100% perteikia tą vaizdą. Kiek aš stebėjau apskritai auros spektaklius, tai jie iš tikrųjų būna labai lengvai suprantami vizualiai, tiesiog išreiškia visus tos, sakykime, jausmus. Kiekvienas menas kartais pritrūksta kažko. Tai čia irgi, taigi buvo naudoti rūbai, buvo naudota kažkas. Tai nėra vien tik tai šokis, nėra vien tik tai kūnas, vis tiek naudoji dar kažką. Tai. Bet aišku, pagrindas yra šokis.